Labas rytas visiems. Šiandien pasirinkau tokią įdomesnę vietą. Galvoju, video reikia padaryti. Vakar padariau dalį video. Tai iš mašinas tai labai levai kažkaip atrodė, tai sakau, reikia pasidaryti kažkur gamtoj. Tai norėčiau pranešti, kad šį šeštadienį kovo 29 dieną įvyks paskutinis Šypsena Kretingai fotografavimas, paskutinis viešas. Oh my God! Wow! Gal dar bus kažkoks, bet ta prasme tik privatus. Ir liūdna. Ir džiugu, kad liūdna dėl to, kad kažkaip šitą įdomi tokia kelionė baigės. Tikrai daug žmonių pažinti teko per šį projektą. Džiugu, kad pasiekėm iš tikrųjų nemažą kiekį, tai 549 portretus, tai atėjo 549 žmonės nusifotografuoti. Nice. Aišku, dar reiktų bent kokio 200. Tai būtų faina tie, kurie dar nedalyvavo, kad šį šeštadienį Kretingos kultūros centre ateitų ir nusifotografuotų. Ir didžiausias bajeris, kad tie, kurie ateis šį šeštadienį, žinoma, tie, kurie nedalyvavo, galės sudalyvauti konkurse ir 5 laimingiesiems Kretingos odontologijos centras padovanos burnos higienos procedūras ir burnos higienos krepšelius. Tai tuos laiminguosius 5 išrinksiu aš. O daugiau, kaip sakant, projektas baigėsi, bet laukiam parodos birželio mėnesį. Taipogi norėčiau padėkoti Kretingos kultūros centrui, kuris mus priėmė ir priglaudė, kad turėtumėm kur fotografuoti ir padės finaliniam etape, tai yra parodoj, kuri vyks birželį. Norėčiau padėkoti Salt Digital, kuri padės atspausdinti tuos darbelius, tai jūsų portretus. Smart Sun, kurie prisideda prie tų portretų atspausdinimo biudžeto, bei SSV statybai, kurie irgi prisideda prie portretų atspausdinimo biudžeto. Bei, žinoma, Kretingos odontologijos centrui, kurie įsteigė čia paskutinį šitą prizą. Tai susitinkam jau šį šeštadienį, kovo 29 dieną, Kretingos kultūros centre 11 val. Fotografuosiu iki 3, visų labai lauksiu.